Tiek čia, tiek savo paskaitose aš dažnai kalbu apie tai, kad skrandžio pH turi būti rūgštus nuo 1,5 iki 2. Tokia rūgšti terpė skrandyje yra natūrali organizmo apsauga nuo visų svetimkūnių, tokie kaip virusai, bakterijos, grybai ir parazitai. Be to, druskos rūgštis yra reikalinga, kad būtų tinkamai suvirškinti baltymai. Skrandžio terpė tampa mažiau rūgšti dėl angliavandenės mitybos, nepilnavertės mitybos, deficitų, streso bei dėl lėtinių ir autoimuninių ligų. Kaip pasekmė, druskos rūgšties skrandyje sumažėja, terpė tampa mažiau rūgšti ir tai yra palankios sąlygos kolonizuotis bakterijai Helicobacter pylori. Taigi, Helicobacter pylori kolonizuotis negali, kai skrandžio terpė yra pakankamai rūgšti, o kai terpė tampa vis labiau šarminė, tai kartu kolonizuojasi ir ši bakterija. Tai išvada yra tokia, kad jūs neužsikrėtėte helikobakteriu, jinai jau pas jūs buvo ir išvešėjo dėl jai palankių sąlygų.